Na štai, einame į asmeninius nustatymus, dabartinio režimo nustatymą. Galima keisti vairo sistemos veikimą. Grįžtam atgal. Kaip minėjau, visą tai galima daryti štai valdant ir pasukamų valdikliu, kai veikia FOControl sistema. Ar dinamiškai, ar komfortiškai, taip pat galima pasirinkti. Amortizatorių standumą galima pasirinkti. Kai veikia variklis, galima pasirinkti. Na, klimato kontrolė, kaip atrodo ekranas, galima pasirinkti. Netgi variklio garsą galima pasirinkti. Tik prancūzai gali skirti tiek dėmesio tokiem dalykam. Bet kas dar yra įdomiau, čia yra masažo sistema. 3 skirtingi intensyvumai. Energingas, atpalaiduojantis, juosmens, pasirenkate intensyvumą. Oi, jeigu jau labai intensyviai, tai toks jausmas kaip kino teatre lik, sėdinti žiūrovas spardytų jums iš už nugaros. Greitis. Na, fantastika. Iš tikrųjų, to mažiausia tikiesi iš tiek kainuojančio automobilio. Štai galimi 5 skirtingi važiavimo režimai, kiekvienas iš jų yra konfigūruojamas. Tiesa, jeigu pasirenkat sportai, visi automatiškai yra sportiniai nustatymai, galima pasirinkti tik skydelio apšvietimą ir variklio garso nustatymą. Tai nieko keisto, bet jeigu norite kažką suderinti, tiesiog pasirenkate savo asmeninį režimą, personal, ir galite nusistatyti, pavyzdžiui, šitą žalią spalvą man čia visai netrodo tinkama, galima pasirinkti intensyvumą. Na, iš tikrųjų, labai stebėtinai daug nustatymų šiame automobilyje ir aišku, jeigu važiuojate skirtingais režimais, čia netgi yra atskiras eko mygtukas, paspaudus, visą laiką grįžtate į eko režimą. Be to, čia štai dar yra ir automatinė statymo sistema. Jinai ne tik moka pati pastatyti automobilį štai šalia, bet galima įvažiuoti net įstrižai atbulomis. Na, tiesiog reikia jungti posūkį ir važiuoti tarp automobilių. Jungiate norimos vietos pusės posūkį. Jisai turi užfiksuoti reikiamą tarpą. Štai, sustoti. Ir dabar select reverse G, jungti atbulinę pavarą. Tikrai gana ankšta vieta. Štai automobilis atstato save, man nieko daryti nereikia. Kalbame apie naudotus automobilius. Štai. Neįsisuko iš pirmo karto, bet pats sakė, kad stop, važiuok atgal. Štai pastato automobilį už jūs. Voilà. Manevras užbaigtas. Tikrai įspūdinga ir vis negaliu pamiršti automobilio kainos.